Kartais mes meilę maišom su pasiaukojimu. Pavyzdžiui, meilė vaikam, meilė tėvam, meilė mylimiesiems, nesvarbu, draugams galų gale. Kartais tikrai mes tai sumaišom su pasiaukojimu, aukojam savo gyvenimą, aukojam kažką mes galėtumėm daryti, kažką galėtumėm kurti, kažką galėtumėm veikti, bet ne. Aukojam save tėvams, vaikams ir savo laiko nebelieka. Dabar tai pagalvojus, argi tai yra meilė. Tarkim, kažkam tu paaukojai daug laiko, ir praradai savo laiką, paskui ateina tam tikra amžiaus riba, tu susimastai ir tu pagalvoji, blemba. Aš tiek paaukojau laiko tam žmogui, laiko, pinigų, energijos, belenko, nesvarbu, kažkokia tai materialia, nematerialia išraiška vidinė. Ir pats tu matai, kad negerai čia yra. Jeigu kyla tokių minčių, kad tu be reikalo aukojai tam žmogui savo laiką, tai tu nemylėjai to žmogaus, tu tik aukojasi. Nežinau, kas pagal kilnumą geriau, aukojimasis ar meilė. Žemėje gal kilniau yra pasiaukoti, bet jeigu galvoti tą visą prasme kosminė, visatos, pagal tos principus, vis tiek kiekvienas energetinis padaras, kad ir mes žmonės ar žvaigždės, belenkas, kas turi energiją, turi save realizuoti, ir nebent realizacija savo pasirinkai kaip auką kažkam, tada jo, bet tam, kad žmogus realizuotųsi, negalima savęs aukoti kitiem žmonėm antraip. Tai išeis per kitą pusę. Mes pradėsim kaltinti tos žmonės, kad mes dėl jų aukojomės, kad mes dėl jų kažko atsisakėm, kad jeigu mes nesigailim, kad mes kažką paaukojam tam žmogui, tai viskas gerai, bet jeigu prasideda toksai, aš čia be reikalo leidau laiką su to žmogum, tarkim, aš praradau savęs, aš pradėjau save mažiau prižiūrėti. Aišku, aš nekalbu apie tą laiką, kada, sakykim, vaikučiai yra maži, mes tada pasiryžtam turėti vaikų ir kelis metus išbraukiam iš savo gyvenimo, nežinom, kad mes turėsim auginti vaiką, neiti darbą, arba jeigu gerai uždirbam, pasamdyti auklę, bet vis tiek norisi šalia būti, matyti, kaip tas vaikas auga. Pasirišti, viskas čia gerai, bet esu girdėjus, sako, aš čia save atidaviau vaiko auginimui, aš gyvenime nieko nepasiekiau, ir šiai dienai tie vaikai man ačiū aišku, kad nepasakysi, jeigu jis neprašė, kad tu jį gimdytum, Bet tai yra natūralu, jeigu jau pasiryžai, tai pasiryžai. Tas pats yra su tėvais, kada mes paaukojam save tėvams, seneliam, ypač yra sakoma, čia mes turim į gyvenimo galą jos prižiūrėti, bet ar tikrai? Tai irgi kaip auka, mes aukojam savo laiką, savo interesus, savo
Nu, čia su bet kuom, ką tu paimsi, tai vat meilė ir aukojimasis, manau, kad yra du skirtingi dalykai, nes meilė, nu, aš nemanau, kad meilė aukoja. Meilė yra tokia realizacijos būsena, kada tu save realizuoji šalia kitų žmonių. Kada tu save gali realizuotis šalia kitų žmonių, tarkim, šalia savo vaiko, šalia savo tėvų, šalia savo mylimojo, kai tau tai netrukdo, kai tu jautiesi laisvas, tu kaip ir nesi laisvas, ane, mes visi turim įsipareigojimų, vaikai, tėvai, mylimieji. Bet visgi tiek tu žmogus jautiesi laisvas ir tuo pačiu gyvendamas tai žmonėmis, tu jauti vis tiek, kad tu save realizuoji. Ir tau negaila to laiko, tau, čia skaitau, yra realizacija, meilė. Bet jeigu mes tik aukosim save, tai meilė čia, aišku, kažkas gali ginčytis, bet aš galvoju, kad aukojimasis ir meilė yra du skirtingi dalykai, kurie šiai dienai yra labai stipriai sumaišomi ir paskui dėl to yra jaučiamas skausmas, kad aš save atidaviau kažkam, pasenau, o savo nieko, dabar turiu skubėti, lėkti, gyventi savo. Man jau ten 50, 60, aš tėvus nukaršinau, vaikus užauginau, man čia dabar reikia lėkti, skubėti, gyventi. Dieve mano, aš nieko nepasiekiau, aš jaučiuosi tuščia vieta, vaikai išėjo, tėvai numirė. Ką man dabar daryti? Vat ką? Skirtingos būsenos, ane, kada vaikai išeina ir galvoja, faina, tu čia užauginai, kažką ir pasiekti spėjai ir visą energiją padalinai visiems po truputį savo artimiesiems. Aišku, artimieji taip pat turi būti supratingi, kad suprastų tave, kad turi savo laiko skirti. Gali ir nesuprasti, tiesiog skiri savo laiko ir viskas, tegul jie ten pyksta, pyks ir nustos, niekam tu čia neturi tikti, natūralu, kad kažkas ant tavęs pyksa, jeigu ten kažką pradėsi naujo, kažkaip kitaip pradėsi mąstyti, pradėsi save tobulinti, nu ir kas. Arba supras, arba nesupras, bet vien dėl to, kad tavęs artimieji dėl kažko nesupranta, nereiškia, kad tu turi nusispjauti savo vidinius kažkokius tai pašaukimus, ką tu nori daryti, ne gyvenime. Visą atidėlioji, tarkim, čia nelaikas, čia tam žmogui atiduosiu laiko, tam, tada galėsiu savo, bet iš tikrųjų, jeigu mes tikrai mylim save, tai mes taip nesielgsim. Kam reikės, tas supras. O jeigu nesupras, ką, viso gero. Ne mūsų bėdos, taip kaip mes patys turim pasistengti suprasti kitus, dėl ko jie taip elgėsi, dėl ko jie ten kažką tai taip darė. Nesakau, kad viską reikia pateisinti, bet visame kame turi būti tam tikras balansas, pusiausvyra išlaikyta.